Pagalvokime, ar gali senas laikraštis būti tarsi laiko mašina? Pasirodo gali. Vienas vienintelis leidinys gali mus nukelti atgal ir atskleisti, kuo gyveno, kuo alsavo visa bendruomenė, įsikūrusi tūkstančius kilometrų nuo savo tikrųjų namų. Štai prašom, mūsų laiko mašina. Tai 2008 metų lietuvių laikraštis išleistas tolimojoje Australijoje. Dabar kartu atverskime jo puslapius ir pažiūrėkime, kaip bendruomenė atsidūrusi kitame pasaulio gale bandė išsaugoti tą gyvą ryšį su savo šaknimis. Ir būtent šis leidinys mus veda prie to esminio pagrindinio klausimo. Ką iš tiesų reiškia gyventi tarp dviejų pasaulių? Kaip pavyksta suderinti naują gyvenimą, tarkim, Australijoje, su tuo nuolatiniu ilgesiu ir atsakomybę savo tolimai tėvynei? Paieškokime atsakymų kartu. Taigi, pradėkime nuo to, kas vyko čia, pačioje Australijoje. Kaipgi atrodė tas lietuvių bendruomenės gyvenimas ir kokie rūpesčiai jiems buvo patys svarbiausi? Vienas iš pirmųjų dalykų, kuris tiesiog krenta į akis, atidaromas Sidnėjos šeštadieninė lietuvių mokykla. Bet pagalvokime, juk tai yra kur kas daugiau nei tik pamokos. Tai labai aiškus ženklas, kad bendruomenė žiūri į ateitį ir deda visas pastangas, kad jų vaikai, jų anūkai nepamirštų, iš kur yra kilę. O dabar neįtikėtinas vaizdas iš Kanberos. Čia bendruomenė mini net 90-asias Lietuvos nepriklausomybės metinės. Laikraštyje pabrėžiama, kad susirinko rekordinis skaičius žmonių. Akivaizdu, kad tokie renginiai buvo ne tik proga susitikti, bet ir būdas vėl pasijusti didelės bendros istorijos dalimi. Ir kodėl tai taip svarbu? Įsiklausykime į šventėje nuskambėjusius Henriko Antanaičio žodžius. Jis primena, kad lietuvių kalba ir kultūrai nuolat grėsia pavojus. Vadinasi, tai nebuvo tik šventė, tai buvo priminimas apie nuolatinę kovą už išlikimą. Kovą, kurią jautė kiekviena karta. Bet, žinoma, bendruomenė gyveno ne vien vietiniais rūpesčiais. Dabar atverskime tuos laikraščio puslapius, kurie nukreipia mūsų žvilgsnį ten į Lietuvą. Kokiasgi žinios iš tėvynės pasiekdavo Australijos lietuvius? Pasirodo, Lietuvoje tuo metu virė tikros aistros. Visose antraštėse karštos politinės diskusijos, mokesčiai, ekonominiai sunkumai. Galima tik įsivaizduoti, kaip neramiai šias žinias skaitė Australijos lietuviai, jaudinantis dėl gimtinės ateities. Štai vienas skaičius, kuris pasako labai daug – 15%. Tik įsivaizduokime, iš visų ES pinigų skirtų Lietuvos kaimui atgaivinti per 4 metus panaudota tik tiek. Tai ne šiaip statistika, tai biurokratijos siena, kuri stabdė realią pažangą ir be abejo kelia nusivylimą. Na, o politinėje arenoje tikras dviejų gigantų susidūrimas. Iš vienos pusės tuometinis premjeras Kirkilas, siūlantis progresinius mokesčius pagal švedišką modelį, o iš kitos įtakingas buvęs lyderis Brazauskas, kuris baiminosi, kad tai pakenks verslui. Ir tai buvo ne šiaip sau ginčas, o kova dėl fundamentalios krypties, kurio turėtų judėti visa Lietuva. Taigi, mes matome du pasaulius. Vieną Australijoje, kitą Lietuvoje. Bet ar tarp jų buvo vien tik atstumas? Tikrai ne. Tarp jų buvo ir labai tvirtas tiltas. Pažiūrėkime, kaip jis buvo statomas. Ryšys buvo ne vien emocinis, jis buvo ir labai konkretus. Į Australiją atvyko net 3 Seimo nariai, kurių darbotvarkė apėmė viską. Nuo energetikos iki turizmo. Tai nebuvo šiaip mandagumo vizitas. Tai buvo aiškus ženklas, kad Lietuvos valdžia mato diasporą kaip svarbią partnerę, sprendžiant šalies problemas. Bet turbūt stipriausiai šį ryšį apibūdino tuometinio prezidento Valdo Adamkausko žodžiai. Tik įsiklausykime, kaip aistringai jis gina dvigubos pilietybės idėją. Tai ne tik politinis pareiškimas, tai skamba beveik kaip maldavimas išsaugoti kiekvieną tautietį išblaškytą po visą pasaulį. Ir štai čia mes prieiname prie paties branduolio. Visa ši aistra, visi šie ryšiai kyla iš vieno vienintelio šaltinio – gilaus ir kartais labai skausmingo istorijos jausmo. Būtent istorija ir yra tikroji šios bendruomenės ašis. Pažvelkime į šią laiko juostą, kad suprastume, kokie istoriniai sluoksniai suformavo šią bendruomenę. 2008-aisiais jie švenčia 1908 laisvę, bet tuo pačiu prisimena ir carinės priespaudos laikus. O 90-ųjų laisvės atgavimas daugeliui yra ne istorija iš vadovėlio, o asmeninis patyrimas. Visi šie įvykiai susilieja į vieną galingą pasakojimą apie atsparumą. Ir žvilgsnis krypsta dar giliau, į didingą praeitį. Laikraštyje džiaugiamasi perleista albumu apie Vytautą Didįjį. Kai dabartis yra kupina iššūkių, atsigręžimas į galingus istorinius simbolius tampa būdu pasisemti jėgų ir pasididžiavimo.
Taigi, ką mes atradome šiuose laikraščio puslapiuose? Pamatėme bendruomenę, kurios namai buvo ne tiesiog taškas Australijos žemėlapyje. Jų tikroji tėvynė buvo bendra atmintis ir tas nenutrūkstamas ryšys. Jie gyveno vienur, bet jų širdis plakė ritmu iš kitur. Visa tai mus atveda prie klausimo, kuris aktualus ir šiandien. Pasaulyje, kuriame sienos atrodo nyksta, o atstumai nebeturi reikšmės, kaip išsaugoti tą paveldo ugnį? Ką ši Australijos lietuvių istorija gali pasakyti mums visiems apie būtinybę nepamesti savo šaknų?